Miško nimfos, žengiančios podiumu. Taip galima apibūdinti rugsėjo 11-ąją Niujorko mados savaitėje pristatytą mados namų Badgling Miška kolekciją. Oskarų karaliais tituluojamas dizainerių duetas pristatė kokteilines, vakarinės sukneles bei prabangių tvido kostiumėlių derinius. Dizaineris Jamesas Miška atskleidė, kas įkvėpė sukurti vintažinę kolekciją. Mus įkvėpė filmas Vidurvasario nakties sapnas, kuriame atsispindėjo magiška ir mistiška Šekspyro pjesės dvasia. Ateinančiam pavasariui mados namai Badgling Miška pasiūlė pastelinę spalvų paletę. Drabužiai pražydo švelniais alyvų, dangaus, dramblio kaulo, purpuro atspalviais. Kolekcijoje vyravo lengvos medžiagos – tiulis, šilkas, satinas bei nėriniai. Delikatumo dizainerių darbams suteikė rankų darbo papuošalai, Swarovski kristalai, plunksnos. 4-ojo dešimtmečio dvasia alsuojanti kolekcija nepaliko abejingų net ir olimpinių čempionių. Man labai patiko visi jų darbai. Tai buvo nuostabu ir aš tikiuosi, kad vieną dieną galėsiu dėvėti jų kurtus drabužius. Likau sužavėta. Tiek drabužių, kurie man patiko. Daugybė puikių moteriškų detalių ir suknelės, kaip visada, nuostabios. Niujorko mados savaitė tęsis iki rugsėjo 13 dienos.